labai džiaugiamės turintys tokių draugų, kurie mums padeda. Tai labai dėkojame Rimanto Kaukėno fondui, kuris suteikė mums teikti paslaugas pacientam, kaip labai oficialiai kalbant, į pacientą ir jo šeimą orientuotas. Tai skamba labai taip oficialiai, o realiai tai mes suteikėm galimybę šeimai likti kartu ir pagalbą fotelių, kuriuose gali pailsėti tėveliai. Jų poilsis yra labai svarbus, nes vaikai labai jaučia tėvų poilsį, ar išsimiegojo, ar neišsimiegojo, kaip išsimiegojo. Ir jų dažnai ir emocinė, ir ne kartais fizinė būsena gali matyti iš to, kaip yra santykis su tėveliais ir kiek ar buvo ar nebuvo kartu. Labai būna smagu, kai naktį budi ir matai, kaip yra tėvelio rankytė ir vaikučio rankytė ir jie susikabina, jie yra kartu. Taip, tai gal nėra taip viskas labai paprasta ir ta ligoninės garsai, apšvietimas, viskas, bet jie yra kartu ir jie kartu gali būti visą tą etapą, visą tą laiką. Kartais padarome tokias palapinės, kur truputėlį pasislėpia nuo viso ligoninės gyvenimo ir gali truputėlį saugiai savo tokią erdvę turėti. Mes pradėjom žiūrėti, kad labai patogus, jie iš tikrųjų kokybiški ir išliko labai, kaip realiai nereikėjo jų remontuoti, nieko daryti, bet jie tiesiog iš viršaus nusidėvėjo, nes tai yra kiekvieną dieną labai daug naudojamas baldas. Ir tada aš atsimenu, kad aš paskambinau ir paklausiau, gal yra garantinis, nes man atrodo dar viskas šitaip neseniai vyko, gal yra garantinis, kad galėtumėm atsinaujinti. Ir sako, ne, jau čia tiek laiko jie yra, gal tada žiūrėkit, gal tada naujus. Džiaugiamės, labai esam dėkingi, kad gerą turim ir baldą ir dabar turėsim tą tokį šviežią, naują. Tai ir galėsim tėvelius ir vaikučius priimti į tokias atnaujintas šiek tiek palatas. Atsinaujino vaikų ligų klinikos, vaikų onkohematologiniam poskyryje 11 palatų, tai 11 naujų fotelių atvyko pas mus į skyrių. Tai labai norime padėkoti tiems, kurie dalyvavo Nidos galo vakarieniai ir padėjo surinkti tas lėšas, kuriomis mes dabar džiaugiamės naujais foteliais, naujais baldais, atnaujintom 11 palatų. Ačiū, kad esate su mumis. Kartu tampame viena širdimi, kuri keičia pasaulį.